Būstas lietuviui ypatingai svarbus pirkinys, nors turbūt panašią frazę būtų galima sakyti apie daugelį tautų. Na, nebent būstas jūsų šalyje yra neperkamai brangus. Arba gal galima sakyti kitaip, šiandien jūs turite per mažai pinigų nuosavam būstui. Išeičių yra ieškoti ir rasti geriau apmokamą darbą, pakeisti vietą, kur norite kurti savo ateitį, galbūt pigesnę lokaciją, sumažinti savo ambicijas, galbūt dar kažkiek laiko nuomotis gyvenamąjį plotą ir kaupti pinigus. O gal vis dėlto jungtis prie maždaug pusės nekilnojamojo turto sandorių sudarančių žmonių. Jie nekilnojamąjį turtą perka pasinaudodami bankų paskolomis. Istorijų apie kreditus tikrai esate girdėję, tačiau galbūt ne visi pasakotojai labai konkrečiai ir atvirai išdėstė tas detalės, kurios yra išties svarbios. Pirmoji eilėje, tai visą laiką klientams sakau, įsivertinti, kiek pats aš galėsiu, norėsiu, galbūt kokia mano yra maksimali man asmeniškai riba, kiek aš norėčiau mokėti už kreditą. Tai tą padaryti tikrai yra labai paprasta, einu bet kurio banko internetinį puslapį, į skaičiuoklę, susivedu sumą, kokią aš įsivaizduoju, kad turėčiau gauti kreditą ir pagal tą banką pasižiūriu, o kokia bus ta įmoka. Tai pats paprasčiausias būdas pirmoji eilė. Jeigu aš matau, kad man ta įmoka tinka, tada prasideda kitas žaidimas. Labai atsakingas pasižiūrėjimas, ar aš neturiu kažkokių tai užsilikusių skolų. Labai naivu tikėtis, kad čia yra 5 eurai. Tai ką bankas nemato, kad tai yra 5 eurai, ar ne? Jeigu dirbtų vien tik žmonės su mūsų duomenų apdorojimo, sakyčiau taip, tą bankas vertintų, bet pirminę visą patikrą peržiūrą padaro sistema, kurioje yra tam tikri algoritmai, ar ne, ir mato, yra 5 eurų skola, jie nevertina, kad tai yra 5 eurai, tai yra skola. Tai pirmoji eilė susižiūrėti, ar aš neturiu tokių kažkokių tai užmirštų skolelių, jie susitvarkyti. Antras žingsnis, kas labai dažnai irgi pakiša koją, pasižiūrėti per savo kreditinfo, ar aš nesu užsidėjęs varnelės, kad aš nenoriu kreditų. Nes tokiu atveju nuėmimas tas varnelės greitas, bet sistema dar laukia 3 mėnesius, kad jums nebūtų užfiksuota kaip momentinis noras kažko tai pirkti, ar ne, ir tik tai tada nusiema. Tai labai dažnai būna, kad žmonės tiesiog turi pralaukti, kol susitvarkys su kreditinfo. Vienu momentu jau buvo likti greičiau susitvarkydavo, paskui kažkas pasikeitė ir matomai vėl iš naujo. Tai nėra kliuviniai, dėl ko tu negausi paskolos, bet tiesiog jie užims laike. Ir nepamirškite, kad būsto kreditą duosiančiam bankui ar kitai institucijai svarbus yra jūsų oficialūs finansai. Dažniausiai pagrindiniai kliento reitingo ir sutarties palūkanų maržos kriterijai yra nekomandiruotpinigiai, dienpinigiai, kitos nereguliarios ir gal ne visada stabilios pajamos. Kokia dalis mano pajamų eina per banko sąskaitą ir kiek aš gaunu grynais? Nes bankai dažniausiai vertina tai, kas įkrenta į sąskaitą. Nesvarbu, kad jūs deklaravote daugiau ir sakote, kad aš dar gavau grynais. Tai tarp bankų tai šiek tiek skiriasi, bet tai yra labai svarbus momentas žmonėm, kurie dirba savo ir kurių atlygis gali būti ir per sąskaitas, ir grynais per kasos pajamų kvitukus. Ir nepamirškite, kad jums kartais atrodanti kelių eurų skola ar kelių dienų vėlavimas sumokėti lizingo įmoką, atsiskaityti už telekomunikacijos paslaugas ar elektrą bankui gali atrodyti jūsų patikimumą mažinančių argumentų. O kokiam būstui ketinate skolintis, čia jau jūsų pasirinkimas. Šiais laikais mes tikrai galim pasinaudoti internetu ir tikrai išgirsti ganėtinai didelį kiekį rekomendacijų, kurios vietos yra patogios, kurios yra nepatogios, kur išvažiuoti yra patogu, nepatogu. Labai dažnai žmonėms siūlau, jeigu perkasi turtą, jūs iš karto nemokėkite pinigų. Pasidomėkite, pasivažinėkite vakare, dieną, ryte, pabandykite skelt anksčiau nuvažiuoti, išvažiuokite 6 ryto iš tos vietos, kur planuotumėte pirkti. Pažiūrėkite, kaip jums kamščiai, kaip maršrutai, nes nusipirkus dažnai jau nebebus galimybių pasukti laikrodžio atgal ir teks prisitaikyti. O gal jums visiškai netinka ta vieta ir netinka gyvenimo stilius toje vietoje. Ar aš noriu butą, ar aš noriu namą. Jeigu butą, tai tas butas bus pilnai pastatytas, pilnai įrengtas, ar tas butas bus pastatytas, man reikės įsirengti. Namas, aš statysiu jo nuo pamatų, ar aš tą namą pirksiu, man reikės jį tik tai užbaigti, ten kažkokius darbus pasidaryti, ar aš vėlgi pirksiu jį visiškai jau įrengtą, man reikės tik tai persikraustyti su lagaminais. Tai tas irgi įtakoja patį kreditą. Tai reikia labai savo objektyviai įsivertinti, kiek aš galiu mokėti ir ką aš noriu pirkti. Dažna šeima, galvodama, kur jinai norėtų gyventi, dažniausiai susidaro tam tikrų kriterijų sąrašą, kas turėtų tai būti.
Ar tai turėtų būti namas, individualus, ar tai galėtų būti kotedžas, ar tai galėtų būti butas, o gal tai būtų sodybė. Antras, manyčiau, vienas iš esminių kriterijų tai yra, kur tai turėtų būti. Nes niekas nenori vaiko vežti valandą į mokyklą ar valandą į darželį. Nes ką rodo praktika, gale dienos tą patį reikia daryti dar kartą. Labai dažnas žmogus turėtų gerai pasvarsyti, kurioje vietoje norėtų gyventi, kurioje vietoje iš esmės bazuosi, gal kažkurios miesto vietos ar dalies jį nemėgsta. Nuo šių metų pradžios pakito teisinis parduodamų naujos statybos butų įrengimo reglamentavimas. Jeigu į naują butą gali ironiškai kalbant atsinešti tik savo šlepetes ir jų gyventi, toks objektas bankui irgi gali pasirodyti patrauklesnis. Pasaulyje tai yra normali praktika, kad turtas, jeigu jis yra naujas, kas yra pilnai užbaigtas, yra kai kur turi jisai būti net ir su baldais. Tiesiog tu ateini į projektą, jis visas įrengtas, pasirenki papildomai baldus, vystytojas tau pastato dar baldus. Tai šitoje vietoje aš skaitau vienareikšmiškai, kad pirkėjas išloš. Juo labiau išloš, jeigu jisai ima paskolą, todėl kad bankų jau mažesnė rizika. Bankas finansuoja iš karto objektą, kuris yra tvarkingai įrengtas, ar ne, ir jau žino, kad tam klientui galbūt tik tai baldus reikės nusipirkti, jam nereikia papildomai įsirenginėti, jis nebeprisidarys savo broko įsirenginėdamas, ar ne, bankui mažesnė rizika, tai yra turtas jau paruoštas žmogui gyventi. Automatiškai gali lengviau finansuoti ir klientas gali gauti geresnę sąlygą. Kada yra inventorizuojamas namas, jo baigtumo procesas yra keliamas atsižvelgiant į tam tikrus reikalavimus. Tai yra, ar yra išklijuotos pavyzdys plytelės, ar yra išdažomos sienos, ar yra lubos sumontuojamas, ar grindys yra sumontuojamas. Bet mažiausiai, kur pridedama balų galutiniam baigtumui, ką galima konvertuoti į paskolos gavimą, tai yra inžinerika, kuri iš esmės yra mažiausiai matoma, juntama tik gyvenant, bet kainuoja beveik, galima sakyti, pusę įrengimo sąnaudų. Deja, susimokėjus už šilumos siurblį arba rekuperatorių, išsvedžiuojant visą sistemą, procentalumas bus labai nežymiai pakitęs. Bet tai gali suvalgyti 10-12 tūkstančių eurų, priklauso nuo namo dydžio, pavyzdys. Bet už tą sumą, sumontavus pertvaras, lubas, sanmazgus, sudedant grindis ar duris, procentalumas išaugtų ženkliai labiau, ko pasekoje didesnę finansų dalį galim atgauti iš banko pagal įsirengimo planą arba sutarties variantą. Dėl to visą laiką einant į pirkimą reikėtų išsiaiškinti sąlygas ir pasikalbėti su specialistais, kokius darbus geriau daryti, investuojant tam tikrus finansus, kad tų finansų nepritrūktumėm galutinėme įsirengime, ko pasekoje, jeigu tai darome su banku, kad bankas tiksliai gražiai išmokėtų ir nebūtų problemos, kad viduryje projekto mes sustojame ir nebeturime ką daryti, nes tiesiog baigėsi finansai, o bankas papildomos finansinės injekcijos nebeduoda. Ir prisiminkite, kad skaičiuojant pinigus ar bendraujant su bankais, smulkmenų nebūna. Jas reikia įvertinti, jas būtina atsižvelgti ir žinoti, kad banke kiekviena diena yra skirtinga. Gyvenimas nestovi vietoje, todėl vakar ar juo labiau prieš pusmetį siūlytos bei apkalbėtos sąlygos šiandien jau gali būti pakitusios.